Kas yra tvarkoj, kojytės gražiai sudėjęs. Ramina geros žinios. Tik tas va tonusiukas. Tik va tas va tonusiukas jis yra, sakau, va padidėjęs, tai magnį reikia palikti tada mums. Vitaminai ir magnis, taip? Laimingi tėvai netrukus atsisveikins iki kito karto. Tačiau ne visada tyrimai čia trunka tiek nedaug. Ne visada pacientėms po jų norisi šypsotis. Atsiranda tam tikrų reakcijų moters organizme nėštumo metu, tokių pavyzdžių kaip nėštumo pradžioj, pykinimai, vėmimai kartais būna labai ilgalaikiai, sakykime, kurie išsekina ir pačią moterį. Antroje nėštumo pusėje gali vystytis įvairios irgi specifinės būklios, tokios kaip preeklamsijos. Labai džiugu yra pripažinti, kad vis daugiau moterų planuojančių pastoti ateina jau iki nėštumo profilaktiškai, be jokių skundų pasitikrinti. Daktarė, atėjau pasitikrinti, neturiu jokių skundų, bet mes su vyru planuojam pastoti ir padarykit visus įmanomus tyrimus, kad kiek įmanoma saugiau būtų galima sulaukto pastojimo. Tai yra labai džiugu, tai yra tikrai, atsiprašau, jeigu taip galima išsireikšti, aukštas visuomenės sąmoningumo lygis iš tikrųjų. Ir kadangi tokiai moteriai dalį tyrimų, kuriuos mes atliekam jau pastojusiai, mes jį galim padaryti iki nėštumo ir mes jau galim perspėti. Sakykime, dalis tyrimų yra dėl specifinių infekcijų, kada yra įvertinama moters imuninė būklė šitų infekcijų atžvilgių. Daug informacijos apie nėščiosios sveikatą suteikia kraujo ir šlapimo tyrimai. Jie įprastai atliekami jau per pirmą apsilankymą. Tyriama, ar moteris neserga mažakraujyste, cukralige, lėtinėmis ligomis. Taip pat labai svarbu ištirti jos skydliaukę, širdį, inkstus. O štai echoskopija, tyrimas, kurį neseniai matėme, suteikia itin vertingos informacijos apie vaikelį. Juodai balti plokšti vaizdai leidžia sužinoti jo lytį, ūgį, svorį, organų būklę. Šiuolaikinė medicina gali pasiūlyti ir dar tobulesnių būdų susipažinti su kūdikiu jam dar negimus. Štai vadinamieji 3D, 4D ultragarso tyrimai. Vaizdas ekrane realus, realiu laiku. Ir stulbinamai aiškus, kartais iki veiduko bruožų. Jeigu apžiūri paviršių, paviršinė struktūra, tu matai panašų į skulptūrą. Vaisiaus išorę, veiduką, rankytės gali pirštukų suskaičiuoti, galūnės apžiūrėti, matai paviršinės struktūras. Jeigu tau yra, sakykime, tikslas apžiūrėti kaulinės struktūras, tu gali matyti vaizdą panašų į rentgeno vaizdą, jeigu kaip tyri vaisių. Gali matyti vidaus organus, tirti, matyti ne tik jų apimtį, išmatuoti, gali matyti defektų, sakykime, kas mums labai svarbu diagnozuoti anomalijas. Gali išmatuoti anomalijų dydį, vietą, išplitimo laipsnį ir kas labai svarbu, sakykime, nustatant prognozę vaisiui. O tas vadinamas paviršinis vaizdas yra daugiau, sakykime, mamytėm pasidžiaugti, pažiūrėti, kaip jų vaikutis vystosi, kaip jis atrodo, nes mato vaizdą, kuris yra labiau, sakykime, suprantamas jom negu dvimatis vaizdas. Tu jį matai, jisai ir nusišypso, ir rankytę pamojuoja, ir pirštą čiulpia, ir būna tikrai labai emociškai šilti vaizdai, kur suteikia labai daug teigiamų emocijų. Kai tu tą matai, tai iš tikrųjų yra labai smagu. Kol kas tai moderniausias vaisiaus tyrimas pasaulyje. Baltijos ir Amerikos klinikoje tokią echoskopiją gali darytis bet kuri besilaukianti. Yra daugybė atlikta studijų, kurios neįrodė, kad ultragarsinis tyrimas yra vaisiui kenksmingas. Yra neįrodyta. O trimatis jis yra dar mažiau kenksmingas, nes vaisius gauna kur kas mažiau spindulių ultragarsinių. Baltijos ir Amerikos klinikoje sudarytos visos sąlygos, kad būsimos mamos jaustųsi saugiai. Patyrę specialistai, moderni įranga ir komfortiška aplinka didžiausią šeimos stebuklą padeda pasitikti ramiai ir be rūpesčių. Šitoj klinikoje yra gerai ne tik pacientui, bet ir gydytojui. Kadangi mes galim pasiūlyti, čia yra viskas be galo patogu. Dėl to, kad viskas yra vienoj įstaigoj, viskas yra vienoj klinikoje ir praktiškai netgi turinčiom
porom problemų su pastojimu, mes jau galim pasiūlyti ne kažkokią, o labai rimtą pagalbą. Ir pastojusiam moterim jas stebėti viso nėštumo metu, kadangi turim galimybę atlikti visus įmanomus ir nėštumo priežiūrai reikalingus tyrimus, tiek klinikinius, kraujo, šlapimo, instrumentinius tyrimus, tiek ir turime didelę grupę specialistų, kurie tikrai esant reikalui visada konsultuoja mūsų pacientės.